Sveikučiai. Šiandien filmuosiu makiažo video. Bandysiu pasidaryti Mob Wipe Makeup. Čia yra reference photo. Tai jo, pradėkim. Ok, tai iš pradžio naudosiu hialurono rūgštį veidui paruošti. Aš nežinau kodėl ir kaip ir kada aš pradėjau naudoti kaip primerį, kaip ir. Bet man pasiteisino ir man patinka. Also, aš visus produktus, kuriuos naudosiu, parašysiu. Ir galėsite jūs nusipirkti. Bet jo, man žiūri patinka šito produkto konsistencija. Tokia jelly, kaip ir. Šiandien yra, by the way, šeštadienio rytas. Aš vakar tokį patį video filmavau, bet jisai man telefonį išsitrynė. Tai šiandien perfilmuoju. Gerai, nuo ko aš pradėsiu? Gerai, pradėsim nuo antakių, nes aš visą laiką pradedu nuo antakių, aš nežinau kodėl, man tiesiog taip patogiau. Ok, naudosiu Morphe antakių gelį. Antakiams sušukuoti ir po to mes juos patamsinsim. Gerai, aš dabar noriu palaukti, kol tas gelis biškį pradžius. Per tą laiką aš galiu susižiūrėti, kokias man šešėlių spalvas reikės pasiimti. Tai naudosiu Morphe paletės. Gerai, dabar pasimsiu Essence Eyebrow Gel antakių gelį ir šepetėlį iš Elf, man rodos. Jo, iš Elf. Tokį. Aš nežinau, man labai patinka antakių gelių pasimti ant šepetėlio šitaip ir tada ant dangtelio nuimti visą likutį ir tada lengvai nuo dangtelio imti produktą, vietoj to, kad imti iš ten. Ok. Taip, pas jas yra pakankamai natūralūs antakiai, tipo nėra 2016 metų antakiai. Tai mes tą patį ir pasidarysim. Tai tiesiog paryškinsim juos. Ir viskas. Pasimsiu kontūravimą, kuris yra iš Isadoros. Šeidas 34 ir pasimsiu šepetėlį, kuris nežinau iš kur yra. Ir pradėsim kontūruoti. Aš pradedu kontūruoti, aš matau čia tokį šešėlį, aš nežinau ar jūs matot, bet aš pagal tą šešėlį užtepu. Tai šitaip ir tada šiek tiek šičia. Ir kitoj pusėje lygiai tą patį, kur matau šešėlį. Ir šiek tiek šitą. Štai taip. Nu, tada, of course, kakta. Jawline'as, nes mums jo reikia. Šiek tiek lūpos. Iškai per daug pristipiu. Ir kadangi aš netepsiu šešėlių pagrindo, nes po šito video tikriausiai po kokios valandos nusivalysiu visus šešėlius, tai man nereikia, kad jie laikytųsi. Tai aš tuo pačiu pakontūruosiu ir akis ir šiek tiek nosį. Ko man nesitep? Aš naudoju tokį angled šepetėlį, nežinau kodėl, bet kontūravimą blendinam į viršų. Ok, kind of išsiblendinau, žinau, kad dabar keistai viskas atrodo. Atrodys geriau iš prižūdų, dabar taip atrodo neišblendintai. Ok, dabar pašimsiu šepetėlį iš Real Techniques by Simon Vick Chapman.
Čia yra buffing brush. Ir tą patį kontūravimą pablendinsiu su kitokiu šepetėliu. Concealeris yra iš Rimmel London. Labai geras, mes kažkada su draugė tiesiog buvom mieste ir ieškojom naujo concealerio, nes aš anksčiau naudojau concealerį iš Catrice, bet jisai pradėjo bėgti labai ir spalva netitiko mano žiemos salaus spalvos. Tai radom tokį ir jį išbandėm ir jisai šiaip žiūri geras, man žiūri patinka. The Multitasker concealeris. Šeidas yra light, tiesiog light. Ir man patinka šepetėlis concealerio. Tai kadangi netepu veido pudrą, tai mes concealerį panaudosim tam tikrose vietose, kur reikia. Tai dėsim šičia, šitaip, šitaip. Ta patį kitoj pusėje, bet kadangi aš nenoriu, kad concealeris išdžiūtų ir po to būtų jį sunkiau išblendinti, tai aš tiesiog po vieną pusę darau. Naudosiu šepetėlį iš Shenzhou. Koksai šepetėlis neparašytas, bet jis toksai fluffy yra. Ir concealerį taip lengvai blendinsim. Gerai, dabar paimsim tą patį concealerį ir dėsim šitose vietose ir šičia. Ir tą patį kitoj pusėje. Šitose vietose. Ir šičia. Kad būtų toksai kind of faceliftas. Ir šiek tiek dėsiu šičia. Čia. Tai šitaip ant kaktos nedėsiu labai daug, tiesiog štai tiek. Ok, išblendinau concealerį labiau. Dabar pradėsim su šešėliu. Tai šešėliams tuoj susirasiu visus šepetėlius. Gerai, pasiėmiau 3 šešėlių šepetėlius. Jie visi yra pakankamai skirtingi. Tai vienas yra Beige Shadow Brush iš Real Techniques. Tada yra kitas irgi Sheino Tapered Blending Brush. Jisai toksai fluffy labai. Ir kitas irgi Sheino yra Short Shader Brush. Ir mes visus juos naudosim. Tai iš pradžio pasimsim Beige Shadow Brush. Ir pasimsim spalvą beiso, kuri pas mus yra pavadinimu. Tai šita spalva. Tai mes jo šiek tiek pasimsim. Ir ant vienos akies tokį padarysim kind of beisą. Štai taip. Tada pasimsim blending brush'ą. Ant jo nedėsim jokio produkto ir tiesiog pablendinsim tos pačius šešėlius, kuriuos ką tik uždėjom. Pasimsim Short Shader Brush. Mes nusivalysim biškį akis. Short Shader Brush ir spalva Secret. Ir dėsim dabar štai šičia. Štai taip ir šiek tiek į išorę pravesim. Tai šitaip. Pasimsim vėlgi blending brush'ą, irgi nedėsim jokio produkto. Ir tiesiog pablendinsim šešėlius, kuriuos ką tik uždėjom. Vėlgi pasimsim shader brush'ą, nuvalysim
į tų šešėlių likučius pasiimsim kitą paletę, iš kurios imsim spalvą Prowl, šitą spalvą. Ir mes šitą spalvą dėsim grinai ant akies kraštelio. Štai šičia ir čiut pravesim. Vėlgi paimsim blending brushą. Irgi be jokio produkto ir pablendinsim. Kadangi makiažas yra kind of smoky, tai reikia gerai išblendinti, kad tikrai atrodytų smoky. Dabar pasiimsim juodus šešėlius, kurie yra, neatsimenu kur. Kurie yra šitoj paletėje. Spalva Temptress. Ir pasiimsim šepetėlį irgi iš Real Techniques brow brush. Toksai angled. Irgi spalva Temptress. Ir darysim tokį tamsesnį kaip ir pravedimą, kurį mes po to išblendinsim. Čia yra irgi iš ELF šepetėlis. Aš naudosiu, kad pablendinti šitą kaip ir juodą eyelinerį. Dabar pasimsiu tą patį šepetėlį, aišku, nusivalysiu tamsius šešėlius, kurie ant jų užėjo. Pasimsiu pradinę spalvą, kuri buvo spalva, ir ją po akimis. Štai šitaip. Žinau, kad dabar pakankamai keistai atrodo visas tas makiažas. Once again, pasitikėkit procesu. Dabar užsimsim akių pieštuką, kurį naudosiu iš Essence. Ir tiesiog padarysiu akių apvadus. Dabar pasidėsiu blakstienas. Štai šitą. Pasimsiu Golden Rose tušą. Jis man labai patinka, man jį padovanojo draugė ir čiūriai man patinka. Tik aš nemėgstu, kai būna ant tušų tubelių per daug produktą, tai aš dažniausiai jį taip nusiemu ir tik tada tapu. Ok, tai kaip matot, yra ilgesnė pusė ir yra trumpesnė pusė, tai aš iš pradžių naudosiu trumpesnę pusę. Aš po to dar pasiriesiu labiau blakstieną, žinau, kad nelabai galima, bet man tiesiog reikia riestesnių blakstienų ir aš tik leisiu tušui išdžiūt. Per tą laiką aš tiesiog pasišukuosiu biškį, kad blakstienos atrodytų gražiau. Dabar pasimsiu iš Glam kontūr stiką, kuris yra šviesesnis nei mano paprastas, kaip matot. Ir aš jį naudosiu biškį labiau pakontūruot nosytę. Dabar paimsiu blušą ir iš Essence Merry Christmas blushas. Labai pigmentuotas, labai fainas, labai patinka man. Tik aišku, aš irgi mėgstu taip nusimti, pas mane kažkoks toks keistas įprotis yra. Ir mes pasiblušinsim.
šiek tiek pravesiu ir ant paakių to blušo, kad atrodytų natūraliau. Dabar pasimsim vėlgi blending brushą didesnį ir išblendinsim labiau blušą. Gerai, aš manau, kad mano blakstienos jau plačiau, tai aš jas dabar dar labiau pasiriesiu. Štai šitaip. Dabar liko highlighteris ir fiksavimo pudra. Perfecting pudra. Ok, naudosiu iš L'Orealio. True Match. Šita pudra buvo labai išpopuliarėjus TikTok'e. Aš ją gavau šiais metais per kalėdas. Labai patinka. Spalva Golden Ivory. Labai faina. Labai faina. Ir aš ją naudoju po akim. Nu, ten, kur dėjau concealer mostly. Štai šičia. Ir šiek tiek šičia. Dabar mes šiek tiek palauksim. Ir tada užsidėsim highlighterį. Tai dabar galim per tą laiką pradėti darytis lūpas. Pas jas dažniausiai būdavo nude lips, natūralios lūpas ir matinės. Tai mes būtent tokias ir pasidarysim. Tai lūpom naudosiu iš pradžių iš Essence lūpų pieštuką. Jis tokio rudo atspalvio yra. Ir patarimas, lūpas su pirmu pieštuku piešiant, pradėkit nuo lūpų kampučio, taip lūpos atrodys putlesnės ir apvalesnės. Tai šitaip. Dabar pasimsim irgi iš Essence lūpų pieštuką, tokį nude, kind of. Ir šiek tiek šalia to pačio kontūro lūpų, kur mes ką tik piešėm, užspalvinsim. Dabar pasimsiu iš Zaros tokį mini lipstiką. Jo jau nebedaug liko, žiūri fainas, pirkau Lenkijai. Ir šiek tiek užtepsim, taip lengvai pakanka. Štai šitaip, lūpas done. Dabar galim pasiimti šepetėlį ir šiek tiek pablendinti tą veidą labiau. Tai šitaip ir pasiimsim highlighterį ir šepetėlį, kurį pajausiu. Taip, highlighteris yra iš Revolution, kurį labai seniai pirkau. Ir šepetėlis yra iš Colourpop. Ir šiek tiek paimsim. Ir štai turim Mobile Makeup. Čia buvo reference. Ir jo, produktus, kuriuos naudojau, surašysiu apačioj. Ir dar įdėsiu linką moters, kuri yra profesionali makiažo meistrė ir kuri labai gerus TikTok'e patarimus duoda, iš kurios aš imu visus patarimus. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko ir susitiksim kitam video.